Treneriui visada slegia atsakomybė, kadangi nuo jo veiksmų priklauso rezultatas. Mūsų palaiko, serga ir pergyvena, kritikuoja. Yra tokia patarlė, kad laimi komanda, pralaimi treneris. Ir aš visiškai su ją sutinku. Turi analizuoti save ir pasitikėti savimi, nes sprendimus krepšinėje reikia priimti labai greitai, o ta atsakomybė, jeigu tave labai slėgs, tu negalėsi to padaryti. Reikia mokėti suvaldyti savo emocijas. Prieš mus ėjo lietuvių būrys gal 20 žmonių ir jie visi atsistojo prieš mūsų ant kelių. Tai čia man buvo didžiausias įvertinimas ir aš niekada nepamiršiu šito gyvenime. Tai simbolizuoja pergalę. Tu žinai, dėl ko tu sportuoji. Aš nesakau, kad mes nugalėsim, kad mes čempionai būsim, bet tai yra galimybė. Ir mes žinom, kad mes galim suteikti tiem žmonėms laimę. Nors pusei valandos. Tai ir yra pasididžiavimas savo valstybę, kad mes kažkurioje tai srityje esam tikrai tiek pajėgus, kad su mumis skaitosi super valstybės.